Architektūros projektai jungia daug procesų, kurias reikia suvaldyti. Nuo pirmos idėjos iki paskutinio brėžinio. Kiekvienas žingsnis reikalauja planavimo, aiškumo ir gerai veikiančios komandos. Todėl šiandien pasikalbėsime su Giedre Kličiene, Dual Architects and Engineers partnerė, apie tai, kaip atrodo projektų valdymas praktiškai, kaip veikia planavimas, kaip atrodo jų bendradarbiavimas ir kokį vaidmenį šiame procese atlieka Teamhood. Giedre, papasakok, kaip atrodo Dual Architects projektų planavimas praktikoje? Šiuo metu mes kaip tik, turbūt kaip mokomės. Mes mokomės non-stop. Labai, aišku, juokingai skamba, kai įmonė 13 metų ar ne dirba ir sako, mes dar tik mokomės. Tai matyt, kad tai gali skambėti ir keistai, bet tai, manau, yra geras rodiklis visgi. Mes daug daugiau dabar pradėjome skirti planavimo fazėje, nes prieš tai buvo tokia įsivyravusi praktika, kad pasirašom sutartį ir nerimsta čia galva. Tai dabar bandom diegti tą planavimą. Truputėlį gavo sutartį, šiek tiek sustoti, šiek tiek pasitelkti komandą, narius ar ne, ir susiplanuoti ilgiau, geriau, teisingiau, žodžiu. Tai Kaip tai įvyks, aš tikiuosi, kad tai bus vis tik tai geras produktas ir gera praktika pas mus vyruojant. Daugiausia planavime visgi vis dar naudojame Ganto grafiką, Ganto įrankį, kuris Teamhood'e taip pat yra tarp visų kitų dalykų. Statybos projektai, jie yra waterfalliniai, jie tokie to agile, nors mes sakom, mes labai agile esam įmonė, bet procesuose to agile būtent planavimo jo tikrai nėra. Tai yra labai paprastas waterfallinis projektas ir Gantas padeda tą įvaldyti. Tai, žodžiu, planavimas, rizikos, komunikacija, visi tie standartiniai dalykai, kas turi būti projektų valdyme bendrai. Ir iš Teamhood'o imame Gantą, imame laiko skaičiavimą, priklausomybės, portfelį ir visą kitą, ką tik tai geriausia galime ištraukti dabar. Grįšiu truputėlį į pradžią, minėjot, mokinatės planuoti iš naujo, kas yra sveikintina. O ką tai reiškia planavime apskritai? Ar jūs daugiau dėmesio skiriate detalumui? Ar kaip tik atvirkščiai paliekat vietos paskui, kad projektą galėtumėt labiau paimprovizuoti? Ką reiškia keičiam planavimą? Gal ne planavimą keičiam, neteisingai pasakiau, mes tokius savo įpročius keičiame, bandom pakeisti. Tai daugiau skirti laiko pačioje pradžioje projekto planui, tai reiškia, kaip mes įgyvendinsim nuo pradžios iki pabaigos, ar ne? Galbūt daugiau milestone'ų išsidedam, negu anksčiau buvome sudėję. Daugiau pradedame dažniau įsijungiam tą Gantą, dažniau beveik kiekvieną dieną, ar ne, mes jau žiūrime, kas tenais, kurioje mes fazėje, kurioje vietoje esame, kur yra pas mus vėlavimas, o kur mes į priekį čia žengiam, gal jų reikia šiek tiek pristabdyti, nes kiti procesai tada mūsų, ar ne, nebepasivėja. Tai šitą būtent nuo pradžios iki pabaigos susistatyti ne vien tik tai Ganto, bet ir komunikacinį planą, ir rizikų valdymo planą, ar ne, suinteresuotų šalių valdymą. Tai šituos elementus mes dabar bandome irgi išmokti. Supratau. O kaip Teamhood atsirado jūsų įmonėje? Kaip galbūt kažkas paskatino įsidiegti ar parekomendavo? Mūsų darbuotojai labai norėjo programos, kuri būtų šiuolaikiška, kuri būtų ne excelinė, bet kuri tikrai galėtų patogiai padėti žmonėm skaičiuoti valandas. Viskas prasidėjo nuo valandų skaičiavimo, kadangi mes Ganto grafiką naudojam labai senai ir turėjome kitoje platformoje tą galimybę daryti. Tačiau darbuotojų valandos būdavo skaičiuojamos tiesiog paprastai Excelio faile. Tai tas poreikis pakeisti, sumerdžinti du šitos dalykus, projekto eigą, darbuotojų workloadą, resursus visus, ar ne į vieną tokį bendrą
puodą, sakykime. Tai va, tas noras jį turėti ir paskatino susirasti Tim Hoodą. Ar Tim Hoodas buvo vienintelis įrankis, kuris svarstat, ar rinkotės iš kelių ir kas tada būtent lėmė, kad pasirinkot Tim Hood? Mes rinkomės iš kelių įrankių, iš berods 4, tai vienas iš irgi gan labai populiarus buvo Jira įrankis, visi tikrai žinom šitą, bet lėmė tai, kad ieškojame lietuviško produkto, labai norėjome lietuviško kapitalo įmonės ir labai norėjome turėti didelę pagalbą čia ir dabar, nes tai buvo nauja, net žinojom, kaip elgtis, kaip teisingai susistatyti, kaip gerai sudėti, kur naudoti, kokius įrankius naudoti projektams, kokius įrankius naudoti, nes Tim Hoode labai daug įrankių yra, kas nežinot, tai tikrai neišsigaskit atsidarę ir tiesiog suvokti, tai nuo ko mums pradėti. Tai ką mes galime gauti daugiau, kokią naudą galime gauti didesnę, negu kad vien tik tai iš to mūsų įprasto jau Ganto grafiką, kurį mes tikrai mokam, galim naudoti ir integravę esam senai į savo įpročius, į savo kasdienybę. Tai, kad mes turėjome ir matėme tą iš jūsų pusės didelį suportą mums, kaip tokiam pradžiamokslui, pradinukui, ta pagalba iš jūsų pusės ir buvo tas pagrindinis impulsas ir pagrindinis kriterijus, dėl ko mes su jumis ir draugaujam. Esam dabar 1,5 metų jau. Tai smagu girdėti, kad pastangos neliko neįvertintas ir kaip ir minėjai, draugaujam jau daugiau nei 1,5 metų. Galbūt galėtum išskirti keletą Tim Hood funkcijų, kurias labiausiai vertinat ir kodėl? Labai skirtingos funkcijos yra vertinamos pagal darbuotoją, ar ne? Kokį tikslą darbuotojas asmeniškai turi ir nori gauti iš šios programos. Tai vadovų lygmenį geriausia, ką gauname, tai yra visos ataskaitos, kad mes matome, kur mūsų klaidos, kur mūsų privalumai, kur yra mūsų bottleneckai ir kur kažkokie tai perdegimai atsiranda, tai čia yra jau vadovų lygmenį. Projektų vadovam, kaip jau minėjau, tai yra Ganto įrankis, jie su juo dirba kiekvieną dieną. Likę darbuotojai, jiems kanbanas, darbų valandų skaičiavimas, ar ne, darbų planavimas jau tokiame kasdieniam lygmenį, ar ne, tų vaikučių darimas, pridarimas. Ir mes dėja, bet nežinau, ar gerai, ar blogai, mes tokie vis tiek kūrybiški esame ir labai daug laisvės paliekam savo darbuotojams ir elgtis taip, kaip jiem patogiau. Yra žmonių, kurie fiksuoja iki 15 minučių tos darbus savo. Kiekvieną dieną labai tiksliai, labai aiškiai susiplanuoja ir jiems kaifas tiesiog turėti šitą įrankį, žinoti, daryti, pas juos 2 ekranai, viename visada Tim Hoodas, kitame yra jo darbas ir viskas valdoma štai taip. Yra darbuotojai, kurie darbo dienos pabaigoje šiaip ne taip kažką užsipildo pagal projektą. Mūsų pagrindinis kriterijus yra prašom į šitą projektą, į šitą projekto etapą pildyti valandas. Tai kažką įsideda tenai jau taip, kartais ir praleidžia, kartais kas antrą dieną, bet jau labai prašom, kad dienos pabaigoje tai būtų daroma. Tai va, tai priklausomai nuo to, koks darbuotojas dirba su Tim Hoodu, tokie ir įrankiai naudojami. Aš tikiu, kad mes neišnaudojam turbūt dar mažiausiai 50% galimybių, nes visų nežinom jų, bet taip bendrai paėmus ir peržvelgus taip retrospektyviai darbuotojais, atrodo, kad visi naudoja viską. Visi naudoja viską, tikrai. O grįžtant truputėlį į pačią pradžią, kaip reagavo komanda, kai pranešėt, kad dėgiatės Tim Hood, kad pasikeis dabar jų kasdienis darbas, ar susidūrėt, nežinau, su prieš tam tikrą? Jeigu ji buvo matyti tikrai nemasinė, tokia matyti vienetinė, labai nedidelė, nesudėtinga.
kaip jau minėjau, iniciatyva atėjo iš darbuotojų ir tas poreikis iš darbuotojų atėjo. Dėl to mums buvo tikrai labai lengva. Na, visi, kas susiduria su pokyčiais, ypač vadovai, kurie dirba su darbuotojais, su pokyčių įdiegimu paprastai daug sunkumų būna ir tos būtent priešpriešos pačioje pradžioje. Tai mes tos problemos neturėjom. Bet turėjom tą kitą problemą, kad mes turėjom rodyti tą pavyzdį patys, ar ne? Tai priešpriešos nebuvo, bet nebuvo tokio didelio įsitraukimo, sakykime, kad žmonės tikrai kiekvieną dieną ar ten kas antrą dieną dienos pabaigoje atsisėstų, supildytų, pabaigtų, uždarytų kompiuterį ir išeitų. Tai va tas naujo įpročio formavimas, jisai tikrai labai ilgai užtruko. Bet tai mano manimu, mano vertinimu, galbūt klystų, hebra, atsiprašau, bet tokio pasipriešinimo jo nemačiau. Tikrai nemačiau. Buvo labiau toks, ir vėl pamiršau, čia biški nenoriu, biški kažkas tokio, tai labiau toks... Natūrali žmogiška reakcija. O kaip plačiai dabar Teamhood naudojamas įmonėje? Visi absoliučiai naudoja, mes net studentus į praktiką, kuriuos irgi pasikviečiame, jiems taip pat yra galimybė Teamhood'e turėti tą guest licenciją, kuri yra nemokama, tai labai ją džiaugiamės, nes pas mus per vasarą pasikeičia ten ir nuo 4, 5, būna 6, tai vat jiems būna suteikiamos irgi licencijos ir jų darbą taip pat mes apskaitome. Ačiū, Giedrė, kad pasidalinai, kaip Teamhood tapo jūsų kūrybinės kasdienybės dalimi. Smagu girdėti, kad įrankiai padeda ne tik planuoti, bet ir suteikia daugiau laiko tam, kas svarbiausia – pačiai kūrybai. Su mumis buvo Giedrė Kličienė, Dual Architects and Engineers partnerė. Ačiū, kad klausėtės ir iki kito karto.